tiek pasaulį užgriuvo aiškiaregių, žiniuonių ir visokio plauko patarėjų. Pasipylė pasaulis praeities laikotarpio žiniomis. Visi stengėsi jas paimti, perduoti ir plėsti per visus medijų kanalus. Praeities žinios tai buvo žinios, kurios buvo paimtos per loginį mąstymą, nes žmonijai buvo tiesiog uždengta bendrauti tiesiogiai su savo siela, su savo sielos dvasia, kuri tiesiogiai siejasi su Dievu kūrėju arba aukščiausiųjų savo aš. Tai buvo pagrindinis pasaulio valdytojos bažnyčios, per kurias žmonės buvo valdomi, o tie, kurie šiek tiek daugiau suprato negu bažnyčia, buvo sunaikinami arba liejama magija. Netgi pati bažnyčia sako per pamokslą išganyti visas avis, kad nei viena avis nepabėgtų. Laikas pasikeitė. Šiandien žinios atneštos iš žemių mokslininko fenomeno Grigorijaus Grabovojaus leidžia tiesiogiai kiekvienam bendrauti su savo siela, o per sielą tiesiogiai su savo aukščiausiųjų aš ir gauti teisingus atsakymus į bet kokį norimą klausimą, gauti tiesioginį valdymą bet kokiai ligai išgydyti, bet kokį įvykį paversti visuotiniu prisikėlimu arba visuotiniu žmonijos išgelbėjimu. Todėl pastatau tikslą. Visi, kas klausys, girdės ir visi, kas susieti su šiais parašytais žodžiais, bus atvertas amžino gyvenimo šviesos kelias, visos karinės situacijos, įvairios ruošiamos pandemijos, išformuojamos pagal visų laikų parametrus su kūrėjo norma. Šiam tikslui užtvirtinti duotos skaičius sekos 5, 4, 8, 7, 4, 8, 9, 5, 4, 8, 9, 8, 6, 8, 9, 7. Skaičiai paimti iš Grigorijaus Grabovojo seminaro apie gelbėjimąsi ir harmoningą išvystymą. Aš parodžiau ir rodau jums kelią. Aš būdamas vyras ir turėdamas vyro statusą, aš jums rodau, kas yra žmoniškesnis už patį Dievą. Kad aš tai padariau kaip vyras ir darau tai kaip vyras. Ką aš darau, jūs galite taip pat tai padaryti. Išstudijuokite mano darbus, tyrinėkite, kaip aš tobulėju ir jūs pamatysite, kad galite tai padaryti, kad išgelbėtumėte save ir kitus. Sakau, pažiūrėkite, kaip aš vystausi, kai kalbu apie tai ir tai tau turėtų būti svarbiausia ir tu pamatysi, kad kūryba pasaulyje man yra svarbiausia, o tai yra visų pradų pradžia, kuris yra būtinas dabartinėme pasaulio sunaikinime, kuriame labai sunkių konfliktų, labai sunkių situacijų nukreiptų į pasaulio sunaikinimą. Tai yra apreiškimas pamąstymui, kad žmogus užgimęs amžinybėje lieka amžinas, mirties nėra ir negali būti destruktyvaus veiksmo. Bet turi būti supratimas, kad tai, kas dabar vyksta realybėje, mes visi kartu turime suvokti, kad pasaulį galima išgelbėti ir kartu galime atstatyti visiškai kitokį. Tai yra kūrybiškai valdoma pasaulį, kuriame kiekvienas individas turi būti laisvas, nėra priespaudos, barbarizmo, žmogžudysčių, žinoma nėra naikinimo formų. Kai kiekvienas objektas yra vertingas pats savaime, kai kiekvienas objektas turi individualumą ir savo vystymąsi. Grigorij Petrovič Grabovoj, pagrindiniai Grigorijaus Grabovojaus religijos postulatai. Video sukūrė ir įgarsino Sigutė.